Paslėpti trūkumai po sandorio ar pardavėjas visada yra kaltas. Pagal civilinį kodeksą atlikus sandorį pirkimo pardavimo, pirkėjas per tam tikrą laiką gali pardavėjui pareikšti pretenzijas dėl paslėptų buto trūkumų. Bet kas tai yra paslėpti buto trūkumai? Per paskutinius kelis sandorius turėjau tokių variantų, kai tiek pardavėjas ir tiek pirkėjas norėjo užsitikrinti savo saugumą. Bet civilinis kodeksas visuomet apsaugo abi sandorio šalis, tiek pardavėją, tiek pirkėją. Tad kaip nuo to apsisaugoti? Ką aš dariau paskutiniais sandoriais, tai į preliminarią sutartį įrašydavau visus galimus punktus, kad pardavėjai jaustųsi saugiai. Taip pat priėmimo perdavimo metu susifotografuokite, susifilmuokite, viską nuoširdžiai papasakokite pirkėjui, kad ateityje nekiltų jokių nesklandumų. Ir ką per paskutinės dienas, kai vyko sandoriai, aš dariau, tai nuvykau pas notarą ir tiesiog su notaru aptarėme galimybės, kokius punktus įrašyti, kad abi šalis jaustųsi saugiai. Pateikite visą informaciją raštu, geriausiai yra elektroniniu paštu. Ir ką tikrai rekomenduočiau pasiūlyti pirkėjui, jog jis išsikviestų meistrą, kuris apžiūrėtų perkamo nekilnojamo turto techninę būklę.